Pratęsim gal su Baltiksu, nes dabar norėsiu parodyti įdėkti keletą programų. Pradėsime nuo ko? Pradėsime nuo ką mes, gal naršyklę įsidėksime Opera ir paleisim gal kokį Skype, pabandysim įdėkti. Dabar einam mes įsidėkti, mes einam į Ubuntu programų centrą. Einam į Ubuntu programų centrą, iš kurio mes galime įdėkti programas. Vat matom, ką mes čia turim dabar. Turim pagal kategoriją suskirstyti tas programas. Mes einam į internetą. Čia vėlgi yra pokalbiai, yra pokalbių programos. Bet vat, kaip matome, mes šitoje senoje sistemoje jau mes Skype'o mes neturime čia. Skype'o neturim. Dabar grįžtam į žiniatinklio naršyklės. Vėlgi, kaip sakiau, galbūt Opera, bet Operos čia taip pat nėra. Tai kadangi mes, kaip pavyzdį, aš dar čia paimsiu parodysiu, daleiskim Google Chrome, tai nelabai čia gal nori, naujesnėse sistemose dirbusi, bet senesnėje sistemoje yra tokia Chromium. Labai puikiai suspaudžiama, nes faktiškai ta pati labai puikiai, nes pati Google Chrome yra padaryti faktiškai ant Chromium variklio. Vat prašau, viskas. Ir yra knopkė įdėkti nemokamai. Spaudžiame šitą knopkę ir jinai važiuoja dėgymas automatiškai. Žinoma, prieš dėgiant paprašys mūsų slaptažodžio. Galim daleiskim pasispausti ir prašo jinai slaptažodžio. Mes sudėtam kažkokį savo slaptažodį, patvirtinti tapatybę ir prasideda dėgymas. Bet kadangi šito dabar nedėksiu laiko su sumetimais pataupyti biškutį, tai mes šitą viską šauksim. Taip, kad matėm, Ubuntu centre nėra nei mums Operos, sakykime, kaip norėjau, nei Skype'o. Tai mes pasileidžiam tada Firefox'ą, pasileidžiam savo interneto naršyklę ir, sakykime, parsisiųsti mums reikia Skype'o norime, ne? Ir parašom Skype Meep. Čia kaip. Jo. Man čia ne šito reikėjo. Man reikėjo, sakykime, for Linux. Ir važiuojam. Taip. Į Linux Skype parsisiųsim. Mes patenkam į svetainę. Dabar mums svarbu žinoti, ką mes siūsimės, nes va čia yra langelis aktyvus. Mums reikia pasirinkti, kokias pas mus distributyvas yra, daleisime, ne? Mes pasispaudžiam ir matom. Šiuo metu pas mus yra įdėta Baltiksas, bet jis yra padarytas pagal Ubuntu 10.04.32 bitų. Kitos sistemos kitokios yra Debian, Fedora, naujesnė Ubuntu 12, SUSE Open. Ir mes tada pasirenkame šitą mūsų distributyvą. Prašau, prasideda dėgymas. Ir pasirenkame įrašyti į diską ir išsisaugom. Arba galim būti čia, bet tada prasidės automatiškas dėgymas. Bet jeigu mes norim išsisaugoti čia. Bet kad dėkti teisingai, nes galim rasti ir kitų versijų, atkreipiam va į šitą Skype Ubuntu bet atkreipiam į galą. Į 386.deb. Tai yra Debian archyvas. Tai šitą mums dėks automatiškai. Kitaip, jeigu mes gausime kažkokį kitokį archyvą, zip, rar, venrar, dar kažkokį kitą vinigretą, mes to neįdėksime. Šito neįdėksime. Bet kadangi aš turiu jau parsisiuntę šitą dalyką, tai aš, kaip sakau, tai aš šitą dalyką dabar atsakau ir aš galiu parodyti, kad aš jį turiu atsiuntęs, parsisiuntęs, vat šitą mūsų galūnę. O šitas mums dėksis, mes paskui dėksime. Turiu ir pasiuntęs Opera, bet aš parodysiu, ką reikia parsisiųsti. Yra ir naujesnės versijos, ir senesnės. Taip, dabar mes pasisilikim, pasirašom, kad mums reikalinga Opera naršyklė, daleiskim. Taip, Linux Opera. Ir vat, patekom į interneto naršyklės Opera svetainę. Ir matom, kad parsisiųsti nemokamai Linux. Mes čia pasispaudžiam, tačiau mums reikia pažinoti parinktis. Jeigu mes rinksimės, kas čia parašyta, ką mes duotų, mums jinai netiks.
Bet. Ubuntas pas mus jau stovi, šitas pas mus gerai. Po to pagal nutylėjimą, šitas mums netiks. Ir šičia mums šitų nieko nereikia daryti. Mes einam į kitas versijas. Ir mums reikia pasirinkti, kaip aš minėjau, va čia toje eilutėje Linux sistemų, va matom pingviniuką, yra Linux i386. Paspaudžiame šitą mes. Tai šitas mums tiks tada. Mūsų redakcijai. Jo? Ir pasirinkam iš operų jau kokią norim versiją. Aš esu parsisiuntę šitą 11, dabar paskutinę. Mes ją ir įdieksime. Vėlgi spaudžiam tada ant šito paskutinio. Viskas mums susistatė. Spaudžiame, kad gauti. Ir toj prasidės mūsų. Vat prašau. Ir viskas. Galime tiesiog parsisiųsti. Ir rašyti į diską. Ir vėlgi, va tikrim galūnė, va šita. i386 tai mums tada tiks kuo puikiausiai dėksis. Kitokiu atveju mums jinai nesidėks formaliai. Taip, kad mes dabar viską atsakom, viską užsidarome, nes aš turiu jas jau parsisiuntęs ir pasiruoštis, kad negaišti laiko. Dabar einam vėl į savo, sakykime, atsiuntimus. Einam į atsiuntimus. Nu, vat, ir pasispaudžiam, kad mums įdėkti operą. Spaudžiam 2 kartus ant operos ir matom, kas pas mus dabar čia darosi. Prasideda tikrinimas paketą. Išverti šitą numerį. Jinai pas mus atpažino. Kada mes gavom tokį langelį ir yra pas mus čia parašyta, kad įdiegti paketą, mes spaudžiame įdiegti paketą. Tada pas mus Linux sistema visą laiką prašys slaptažodžių. Kaip aš kažkada minėjau, kad slaptažodis turi būti lengvai įsimenamas ir lengvai suvedimas. Nes įdiegiant arba šalinant programas, Linux sistema visą laiką jūsų prašys slaptažodžių. Dėl ko? Dėl to, kad įsitikinkite, ar tikrai jūs esate tas žmogus, kuris gali daryti sisteminius pakeitimus. Tai liečia ir naujinimus, ir visą kitą. Taip, kad suvedam savo slaptažodį ir arba spaudžiam Enter klavišą, arba paspaudžiam čia gerai. Ir jeigu jūs suvedė slaptažodį teisingai, tada prasidės paketų diegimas. Vat prašau. Vat matom šitam langelį. Diegiama opera. Nu, gal mes minutę kitą lūktelėkime. Pažiūrėsime, kaip čia pas mus praėjo tas diegimas. Kaip čia pas mus dirba ta opera. Aš nemanau, kad čia labai daug laiko užims, nes visi žinom, kiek tas programų nedidelių diegimas užima. Taip, kad galime pabandyti palaukti. Tai mes tada viską tą pamatysime. Analogiškas diegimas bus ir su, kaip pasakyti, ir su Skype'u. Analogiškas bus diegimas. Taip, kad truputį lūktelnam, pamatysime visą procesą ir tada viskas bus kuo puikiausiai pas mus. Ir pabandysime pasileisti interneto naršyklę Opera. Nu, vat. Ir matome, kad paketas Opera, tokios tai redakcijos, yra įdiegtas. Tada mums viskas čia tvarkoja, paprasčiausiai šitą langelį užveriame, vėlgi atkreipkime dėmesį įdiegti iš naujo, na, aišku, jo nereikia įdiegti, viską užsidarome, atsiuntimo papkė, nu, gali čia būti, pabandysime galbūt dar Skype'ą, nu ir kur dabar pas mus yra, einame į programas, einame į internetą, ir vat matom mūsų Opera. Mes galim ją pasileisti iš karto. Vat prašau, vat ir mūsų Opera. Kaip viską nusistatyti, aš manau, čia jie seniau žino, čia yra ganėtinai Operos
sena versija, bet man patiko vien dėl to, kad, sakykime, konfigūruoti stulpelius šitus visus, patvarkyti, vat matom, buvo 3 stulpeliai, po 3 galim pasidaryti, sakykime, 4 po 4 ir prisitaikyti, jeigu mums daugiau yra jų, vat, pasikeisti foną, pasikeisti išvaizdą, viską mes iš čia puikiai galime pasidaryti. Vat. Taip, kad tai viskas yra gerai. Galima rasti daugiau temų ir landžioti. Žiūrėti, tolyn ieškoti. Vat. Taip, kad čia viskas yra tvarkos. Man šitą operą labai patinka ir aš ją tikrai mėgstu ir vertinu. O kad, sakykime, daleiskim, mes įsidėsime vėl šitą svetainį, kad ir tą Google, sakykime, ne? Ir paprasčiausiai rašom šitą eilutę. Vat ir viskas. Viskas tvarkoja. Ir pasispaudžiame gerai. Ir automatiškai sustoja. Taip, kad mes turim dar vietoj šitų, be šitų visų paieškos, sakykime, sistemų. Ar ne? Mes turim automatiškai Google'as paieškos sistemą. Rašom, ką mes norim, dalesim, kad ir orai, ane? Ir suspaudžiame enter. Vat, prašom, mes matome jau Lietuvos mūsų orus. Ir kokie bus orai. Kaip pavyzdį, kad ir šitą. Suspaudžiam. Vat, prašau. Orai galim pasižiūrėti pagal miestus, daleiskim, ar ne? Kadangi mes esam čia, mes galim pasispausti Vilnius. Viskas čia tvarkoj. Prašau, orai keletų dienų Vilniuje. Taip, kad būtų su šita opera, gal būtų ir tai, ką mes grįžtame. Sakykime, atgal. Pradinį langą. Vat su opera būtų tiek dalis. Mes be to galime ką padaryti, galime paimti, kur tas mūsų internetas, internetas, pasimti, įdėti šį listuką į skydelį. Skydelį tai jisai būtų va čia nais, viršui, šalia. Bet mes pasidėsim šį listuką ant darbastalio, daleiskim, pasidėsime darbastalio. Viskas, jis stovi darbastalio. Gal nekiek nelabai korektiškai, mes ją pasiimam, biškutį pasireguliuojam, vat prašau, išstovi mūsų opera. Gal biškį per lėtai, mes galime patraukti, vat ir viskas. Dabar galime bandyti įdiegti Skype'ą, bet aš tiesiog dabar nežinau, kaip čia mes, gerai, vis tiek analogiškai, vėlgi, gal kiek biškutį užsitvirtinti šitas viskas. Visų pirma yra tikrinama paketas, patikrinu, kad viskas gerai detalės, reikia įdėkti naują paketą gerai ir spaudžiame įdėkti paketą. Ir vėlgi, kadangi vėl per norim dėkti naują programą, vėl pas mus prašo slaptažodį. Vėl suvedame savo slaptažodį, spaudžiame Enter ir prasidės jau programos diegimas tada Skype. Aš nežinau, gal iki galo aš nelauksiu labai. Tik parodysiu, kad jisai įsidėgė, bet aš gal jį nesijungsiu. Bet eina, vyksta mūsų dėgymas programos. Šiuo atveju Skype. Nes Skype, aišku, visi naudojam, visi šnekam, kalbam su Skype'u. Taip, kad mes kuo puikiausiai viską čia ir viskas. Aš nežinau, kas dar gali kokia kita programų. Nors yra tų pokalbių programų ganėtinai daug. Bet tai Skype'as, aš manau, gal viena iš patogesnių yra programų bendravimų, nes galime tuo pačiu ir matyti, ir failiuką vieną kitą, sakykime, permesti, mes galime pasižiūrėti, kaip čia su mūsų procesais vyksta. Daro, tvarko kažką tai sunkiai. Tai jau visi varo. Viskas vyksta pas mus
kol kas sklandžiai. Nors sistema, sakau, yra ganėtinai sena, bet jau, sakykime, programų centras gal ir ne viską gali pasiūlyti, sakykime, šitą sistemą. Tačiau, kaip matėm, internete mes galime visą laiką pasigūglinti, susirasti Linux sistemai tam tikrą programą ir viskas kuo puikiausiai veiks. Na ir matom, yra įdiegtas. Taip, užversime, įdiegti iš naujo. Nereikia mūsų įdiegti iš naujo. Užsidarome. Taip, kur mūsų dabar internetas? Skype'as. Va, mūsų Skype'as yra. Nu, aš jį irgi taip pat įdėsiu ant darbastalio, kad jau būtų, kaip sako, su garantija. Matytumėt, kad čia iš tikrųjų viskas dirba. Sistema, kaip sakau, tikrai verta dėmesio. Puikiai sistema. Tai nereikia tingėti. Jam faktiškai reikia susiklijuoti, pasidaryti pačiam. Nu, kadangi šitos programėlės atsiuntimus, tegul bus jos išsiuntos pas mane kol kas. Nu ir dabar pasileidžiam Skype'ą, bandom pasileisti. Pasileisime dabar mes Skype. Nu va, tai prašau, duoda man pasirinkti kalbas dėl tų, sakykime, licenzijos suteikimo. Jeigu kam ne visai aišku su angliškai, galima pasirinkti kažkokią tai kitą kalbą, sakykime, ar ne, suprantama. Daleiskim, šiuo atveju buvo čia, sakykime, galima ir rusų, bet mums užtenka šitą. Taip, ir spaudžiam aš sutinku. Viskas, belieka mums prisijungti. Ir mes viską dirbsime. Kuo puikiausiai. Aš dabar gal nesijungsiu dėl laiko sumetimų. Taip, kad, prašau, įsidėgėme Skype. Taip, kad, o išeiti mums reikėtų iš Skype'o iš čia. Matom, bet prašau, yra piktogramėlė dešiniam viršutiniam kampe. Mes pasispaudžiam ir išeinam uždaryti. Tada mum jinai užsidarys. Vat ir viskas. Taip, kad norėjau tiek parodyti. Kad ir programas galima susidėkti kuo puikiausiai ir viskas kuo puikiausiai dirba. Susirinkti, susirankioti, susidėti, susitvarkyti, įsidėti ant darbastalio, ką reikia, ką nereikia. Viską galima padaryti, kuo puikiausiai. Taip, kad tikriausiai su Baltikso programų diegimam kol kas tiek. Paskui pasižiūrėsime, ką galima įdiegti naujesnė sistemoje, naujesnė redakcija, kaip ir minėjau, padirbėsime su Linux Mint. Taip, kad kol kas tiek. Gal ir viskas. Kol kas ate. Taigi, su Linux Mint pavažiuosime toliau, pabandysime, kaip ir anksčiau minėjau, įdiegti gal porą programų ir pasižiūrėsime, kaip tai dėgisi. Bet šiuo atveju mes neieškosime jų, sakykime, internete, bet pažiūrėsime iš Ubuntu centro. Aš dabar eisiu į meniu. Čia yra Ubuntu centro programos, o čia yra Synaptic paketų dėdiklė. Iš tikrųjų labai geras dalykas. Tai mes galbūt vieną programą iš ten ir vieną iš ten pabandysime įsidiegti ir pažiūrėsime, kaip pas mus tas viskas gaunasi. Dabar gal iš pradžių eisime mes į Ubuntu centrą. Tu atsidarys mūsų Ubuntu centras, nuskaito paketus. Taip, kad paketų mes programų visko galime įsidiegti ganėtinai daug, pamatysim, virš 40 000. Vat Mašup kaimum gali pasiūlinti beveik 40,5 tūkstančių. Tai iš tikrųjų ganėtinai daug. Taip, kaip matom, šitam lange jos yra suskirstytos pagal grupės. Ane? Ir ofisas, ir žaidimai, ir internetas, ir grafika, garso, šriftai, vienu žodžiu, kam ko reikia. Tačiau mes labai daug niekur nesigilinsim tikriausiai iš karto, nes visiems, sakykime, įsidiegus pro sistemą, visiems yra svarbu, aišku, internetas, kad būtų internetas.
interneto naršyklės, failams siūstis programos ir visa kita. Kadangi aš dabar įlysiu biškį į meniu, kur viskas pas mus yra, kur yra internetas, jo, pas mus, sakykime, yra įdiegta jau transmission, torrentų failam siūstis programa. Iš tikrųjų, ganėtinai gera programa yra. Tačiau ir nieko mums nereikėtų čia daryti. Tačiau aš noriu parodyti dar vieną programėlę. Aš gal iš šito, eisime, mes dabar einam į internetą, gal iš šito aš ir parodysiu. Vat yra internetas ir čia vėlgi yra suskirstyta pagal naršyklės, pašto programos, pokalbių programos, failų siuntimosi programos. Nu ir mes einame tada, pabandysime pažiūrėti čia nais. Vat yra, sakykime, Delugio programa. Iš tikrųjų gera programa. Kas naudojasi Windows sistemoje utorrent programa siuntimuose, tai faktiškai viskas yra, tas paslangas bus ganėtinai pažįstamas. Tad biškai skirtingai nei Baltics, yra, ten yra knopkė įdiegti, daugiau informacijos yra įdiegti. Čia šitos knopkės matom, ant šitų nėra, ne? Nors čia yra daugiau tų programų. Tačiau mes pasižymėję šitą, paprasčiausiai ant jo paspaudžiame 2 kartus. Vat ir viskas. Man parodo, kad tai nėra įdiegta ir kad įdiegti. Ir kada mes norėsime diegti, ar ne, tai tada paprašys mūsų slaptažodžio. Nes, kaip ir anksčiau jau sakiau, norint kažkokius tai pakeitimus daryti, diegti, išdiegti programas, sisteminius pakeitimus daryti, Linux sistema visą laiką, nei Windows sistema, visą laiką klaus jūsų slaptažodžio. Tai ar iš tikrųjų esat jūs tas žmogus, kuris gali daryti šitos pakeitimus, diegti programas arba šalinti, vienu žodžiu, ne taip kaip Windows sistemoje. Be jūsų sistemoje jūsų sukurtų nieks nieko nepadarys. Taip, kad spaudžiame install, vat, ir prašo mūsų patvirtinti tapatybę. Ar tikrai čia aš esu tas balvonas, kuris nori kažką tai daryti. Nu ir aš suvedu tada savo slaptažodį. Ir mes spaudžiame arba patvirtinti tapatybę, arba galime paprasčiausiai paspausti klavišą Enter. Ir jeigu mūsų slaptažodis yra teisingai, mes matome iš karto prasideda diegimas ir matome diegimo eigą daugmaž. Žiūrėsim, aš pats čia pasibandyti noriu. Nors aišku, šitą dariau jau ne vieną kartą, bet kadangi čia aš dabar esu įsidiegęs tokia naujesnė sistema, kurią tikrai mėgstu, bet mažai ją kankinęs esu. Vat, man ir pačiam įdomus, ir jums parodyti, jeigu kas susidomės, nes vis dėlto, sakykime, jeigu pas mus yra senas kompiuteris, ne, bet jisai dar ganėtinai geras ir mes galim dirbti, o negalime pasistatyti, daleiskim, nors anksčiau aš buvau daręs video, kad galima pastatyti ir XP jau baigė savo gyvenimo dienas, bet ir Vista galima pasistatyti, ir 7-uką galima pasistatyti, ir galima dirbti. Nu, neturės ten tų aero efektų, dar kažko, bet jisai dirbs. Tačiau galima naudoti ir šitą sistemą. Galima naudoti šitą sistemą. Kas liečia namų vartotojų, tai yra pakankamai gera ir puikia sistema ir bent aš tikrai pasidarau viskas, ką man reikia. Ir internetą palandžiu, ir muziką paklausau, ir radiją paklausau, ir filmą pažiūriu, ir parsisinčiu, ir Skype'as, ir paštas, vienu žodžiu, visapusiškai dirbanti sistema. Tik tai galbūt jinai yra kažkiek tai nepopuliari, nu aš gal čia su savo balakinimą biškį užimsiu tą laiką, kol vyksta sistema šitos programos diegimas. Bet nereikia bijoti. Gal kiek informacijos yra mažoka. Nu, bet Dieve brangus, mėgstu kartais pasakyti, nu, jungiam galvą, yra internetas, galim pasiskaityti forumuose, pasirinkti programas, kad ir iš to pačio centro, kad ir susivedam internetinę naršyklę į Delugę ir palandžiam po forumus, pasiskaitom, kas yra programa, jeigu kas nežino. Ir analogiškai su visom kitom programom, nes daleiskim, kaip pasakyti, nu, vat, man atrodo, kad jau ir viskas. Tuo mes pasižiūrėsim, ar mes ją turim. Vat, prašau, internetas ir Delugė pas mus stovi. Taip, kad viskas praėjo pas mus sėkmingai ir mes galime šitą dalyką uždaryti.
Bet mes biškai sugrįšim dar prie šito, matot, ir FileZilla yra klientas, ir Vuze torrentų sistema programa, ir Emulė galima, čia daug. Kažkur mačiau lyg tai DC, jeigu kas naudoja. Nu čia dabar nematau, galės mes per Synaptiką paieškoti. Bet va čia nėra DC, čia nėra. Va, žiūri, nėra. Nu gerai, nesvarbu, negaišim laiko ir važiuosime toliau. Taip, kad iš šito diegimo centro Ubuntu, kaip matome, viskas vyksta gana sklandžiai. Nu dabar tą dialogę mes, aišku, ką, nu pasileidžiame. Pasižiūrėsime, kaip mums jinai atrodys. Nu, vat, prašau. Kas naudojasi uTorrent programa, čia gal ištemsiu, ane? Windows sistemoje. Nu, langas iš tikrųjų ganėtinai yra pažįstamas. Ar ne? Vat. Vienu žodžiu, parsisiunčiam torrentuką, paleidžiam torrentuką ir viskas, arba galime prisidėti iš savo, ten, kur mes turim tos įsisaugoję torrentus, pasižymime, įsidedame. Nu, aišku, aš čia dabar nieko nesiūsiu ir viskas, bet tai yra tikrai ganėtinai gera sistema ir pilnai veikianti ir pilnai dirbanti. Nes mes galim viską matyti čia, kaip, nu, aišku, dabar čia niekas nevažiuoja, bet tai, sakau, kas naudojasi uTorrent programa, tai čia faktiškai tik pavadinimas kitas. Daugiau nieko čia tokio nėra. Jeigu mums čia biškai per mažai tos informacijos, aišku, mes viską pasislankiojame, pasižiūrime, pasidarome. Taip, kad viskas yra kuo puikiausiai. O išeiti taip pat vėlgi, arba mes iš čia galime išeiti, arba analogiškai galime va čia apačioj prie sistemos naujinimo ženkliuko yra mėlynas ženkliukas dialogė. Vėlgi mes spaudžiam ir viskas užsidaro. Dabar galime dar vėlgi pasimti, kur tas mūsų internetas, pasimti ją užsidėti ant darbastalio, vat ir jinai pas mus ant darbastalio. Mes iš čia puikiai dirbsim. Vienu žodžiu, galime susikomplektuoti kaip ir Windows'ą, pasidaryti, nu gal tų programų biški kitokį pavadinimą, vietoj Google Chrome bus Chrome, vietoj uTorrent bus Dialogė, nu ir kas. Bet programa pilnai dirbanti, sistema, klasiška sistema, klasiška. Aš nežinau, kodėl žmonės jos nenaudoja. Ne, eis, mokės, pirks, maitins tą bylą, bet už dyką nejiems. Nu, nesuprantu šito. Nusipirk dešrą, jis sutaupys. Nusipirk batus, jisai taupys. O ant šito, jisai jau netaupys. Nu, niekaip man neįvažiuoja man į smegenis. Nu, netelpa mano durnojimo kauliai. Gerai, dabar, čia tik tarp kitko, o dabar pavažiuosime į šitą centrą. Į Synaptic paketų diegiklę, jinai iš karto prašo slaptažodžio, nes jinai renka pagal paketus, bet vieną kartą mes suvedėm, mes galime iš karto diegti bent keletą programų. Taip, kad vedame savo slaptažodį, turime, vėlgi spaudžiame arba pirmai klaudžiu Enter, čia paspausiu, sakykime, OK, vat, ir atsidarys mūsų gal raidę kokią sumaišiau. Tuoj. Nu, dabar, ko tu čia nenori valgyti? O, priversim, jeigu nenori. Kaip sako, nemokai išmokysim, nenori priversim. Nu ir ką, nu aišku, čia mes dabar daleiskim tų paketų, nu ką mes čia susigaudysim, nieko mes čia nesusigaudysim. Nieko absoliučiai nesusigaudysim. Tad, mes darom kokį dalyką. Reikalinga programa, nu ką mes įsidėgiam Dialogę, ano įdėgiam tą, aš tiesiog nežinau. Nu, daleiskim, pabandysiu čia pasižiūrėti, ar yra, kaip sakiau, tas DC+, ne? Pažiūrėsim. Taip. Aha, ir čia nenori rasti. Nu ir nereikia. Ai, ne, yra. Dar. Va, yra. Yra, viskas yra. Receptas galima įsidėkti ir viskas mums važiuos. Tačiau mes jos nedėksime, nes mes jos nederinsime dabar. Tai paprasčiausia mes gal pabandysime, ką dar čia įdėkti mums. Turim, nu, Opera pabandysim susirasti šiandien. Paprasčiausiai vėlgi rašom Opera. Ir viso, ir mes turim Operą. Vat, prašau, mums duoda faktiškai naujausia 12 versija Operos, ane? Dabar ką mums čia reikėtų padaryti, ane? Ką mums reikėtų padaryti? Mes pasižymėme šitą ir kad konfigūruoti
pasakysiu taip, pažymėti ir konfigūruoti įdiegimą. Ir mes pasižymėm ant tos eilutės, ar ne? Dabar jisai pažymėjo, kad jisai jau diegs, ar ne? Vat, šitą mūsų operą. Dabar ir toliau mes spaudžiame ką? Kadangi mes viskas pas mus čia sužymėta, paprasčiausiai taikom apply, taikyti. Ir paspaudžiam taikyti. Vat prašau, jisai jau parodo, kad bus, kas bus sudiegta, mes gaunam informaciją, galime mes ir daugiau daleiskim pasižiūrėti tų paketų, kiek čia bus. Ir čia parašo, kad bus, kas bus pašalinta, kas bus naujojo įdiegta, kiek užims vietos, kiek reikia parsiųsti. Vienu žodžiu mes visą šitą gaunam. Ir tada spaudžiam taikyti, kadangi mums viskas tinka. Dabar šitas sinaptikų paketų diegiklė, jinai parsisiunčia, kaip matom, parsisiunčiam reikalingus paketus diegti tai programai Opera naršykliai. Ne? Nu ir pasižiūrim. Labai jau tie man su šitais Linuxais labai tie videkai labai įsiplečia. Nu, bet norisi kažką tai pasakyti, biškutį parodyti. Nu, jau gal turėkit truputį kantrybės, nes daugeliu tikrai tai yra nauja. Nes apie Windows sistemą jūs galit paklausti faktiškai pas bent ką, o apie šitą faktiškai beveik pas nieką. Nes man buvo kartais tokių net atvejų, kad žmogui pasakai arba paklausai, kas apie Linux, pas Linux ar dar kažkas pas Linuxas. Net negirdėjo, net supratimo neturi, kad tai yra toks dalykas, ganėtinai fainas. Ne tik, kad fainas, pasakyčiau, fantastiškas dalykas. Namams čia skirtingai negu Windows sistemai, čia nereikia defragmentuoti, čia nereikia valyti, čia nereikia antivirusinių. Paprasčiausiai šitų dalykų nieko nėra čia. Jo nereikia. Nei viruso nebijo. Nu vat, ir viskas pas mus padaryta, kad viskas yra, mūsų pasirinkimai yra pritaikyti, ar ne? Taip, dabar, atsiprašau. Ką aš norėjau pasakyti? Vat galim, kadangi jau čia mes gavom tą visą langelį, nu aš iš karto įlysiu meniu. Matom, kad pas mus vat internete, ne? Paladžiai po visur ir grįžtum. Jau Opera yra. Brauzeriukas pas mus jau stovi, ne? Tada mes ką darom? Kada viskas pas mus padaryta, paprasčiausiai viską užsidarom. Ir jeigu mums daugiau nieko nereikia, daleiskim, ar ne? Nu, Skype'as ir ten buvo, nu pabandysiu. Tik tai greitai įdomumo dėliai. Labai greitai pažiūrėti, ar ras mums čia Skype'ą. Nu, va, vėlgi duoda faktiškai Linux'o naujausią versiją. Windows'uose yra už 6, o Linux'am duoda Linux'am Skype'o 4 versiją. Vėlgi analogiškai pasižymime ir viskas. Ir tvarkom, taikom, nes čia bus daugiau paketų, bet mes šito dabar nedarysim. Ir mes būsim įsidėkę Skype. Taip, kad su šitu irgi būtų viskas. Užsidarom, ne? Dabar ką mes, nu pabandysim gal iš karto šią įsikelsiu į darbastalį, ar ne? Vat jinai, biškai mes ją pasikompaktysime, bumts, kad, vat prašau, ir turim Operą dar įdėgiam. Taip, kad anoje sistemai, Baltix Linux'e, mes, kadangi yra, taip, mes sutinkame su sąlygom, kadangi, ko čia, ir ko jisai čia man dabar nenuvažiavo. Kadangi mes tenais ieškome, viskas tvarkoja. Senesnėje sistemoje, sakykime, nei Ubuntu centras, nei Synaptic diegiklė, paketų diegiklė, mums nedavė nieko, ar ne, daryti, nedavė tų programų. Mums teko pasiieškoti jas internete, ar ne? O čia pas mus, nu, viskas tvarkoja. Nu, kadangi naujesnė sistema viską duoda. Taip, kad yra du variantai. Dar dadėsiu, kaip tik prisimenu, yra tokia alternatyvos puslapis. Tenai suvedu, pas mane svetainėje yra toksai dalykas, arba patys pasiguglinę, kas netyčia užklys čia nais į šitą puslapiuką, į šitą video, pasiguglinę alternatyvos LT, jūs rasite, galima rasti visas alternatyvas Windowsiniam programam, kurios yra pritaikytos Linux programai, kurios atlieka tą patį viską, arba panašias funkcijas, viena, kita programa, viską galima rasti. Daleiskim, įvedam player ir mums suras playerą. Įvedam browser ir mums suras kokie yra browseriai, ne? Vat, taip, kad viskas būna, viskas gerai, ne?
Taip, kad va, prašau, ir opera, kur mes dabar galėtumėm pavažiuoti, sakykime, įsivedam, nu, analogiškai ir ten, aš įsivesiu Google. Nu ir viso, ir ok. Vat mes turėsime, va turim ir Google'ės paiešką. Pasispaudžiam, va ir viskas, dar netgi duoda Chrome įsidėk. Gal ir Google Chrome, gal ir gerai įsidėktų naujesnėje sistemoje. Senoje sistemoje toj Baltics Linux jinai neįsidėks. Taip, kad va tiek žinių, kaip sako, ir viskas kuo puikiausiai dirba, jeigu mes norim, sakau, jeigu mes norim kažką tai daryti. Jeigu kažką tai norim daryti. Taip, kad vat matom, ir opera mūsų nuvažiavo, dabar užsidaro. Va, taip, kad viskas čia gavosi, viskas tvarkoja, viskas dirba, kaip matot, viskas važiuoja. Nu ir dar pabaigai galbūt aš padarysiu kokį dalyką, aš čia turiu kaip tik įmetęs porą filmuką, porą dainų, parodė, kad iš tikrųjų niekas, kur čia tos mano muzika, va, mūsų muzika, va, yra čia porą dainų. Nu, čia vėlgi mes jas galim rūšiuoti, kaip mums reikia, galim ir sąrašiuką pasidaryti, viskas yra daroma, kompaktiška, ikonkos ar ne. Aš paliksiu ikonkas, dėl ko noriu parodyti, kad, sakykim, jos nereikėtų net, norim pasiklausyti, nereikia net paleisti. Windows sistemoje to nėra. Mes paprasčiausiai užvedam pelytę ir palaukiam. Viskas. Ir groja mūsų muzika. Net paleidinėti nereikia. Spraksėt, tarškėt, leisti playerių, viską jinai groja. Ar ne? Gerai, šitą nustam, kitą pabandom. Ir čiut palaukiam. Все, ir nuvažiavo mūsų muzikėlė. Tačiau mes galime viską, aišku, šitą viską ir paklausyti. Pasižymime, ar ne? Ir pasispaudžiame, kad paleisti playerį. Nu, eis abidvi, galima po vieną, bet dabar iš karto numesiu į apačią. Vat, prašau, viskas važiuoja, ar ne? Čia daleiskim būtų mūsų garsas, pasireguliuoti. Nu, šitoj sistemoje biškai su šriftais, reikia dėti papildomus šriftus, taip kad, nu, bet šitos mapkytės nėra esmė. Taip kad vienu žodžiu viskas važiuoja, ar ne? Norime sekančią dainą, vėlgi jokių problemų, mes, sakykime, pasispaudžiam Madoną ir nuvažiavo mūsų Madona. Kuo puikiausiai groja, ar ne? Galime pasididinti, galime pasimažti. Jeigu mums, sakykime, šito sąrašo nereikia, vat yra sąrašas. O, prašau, grynas peržiūrėjau, pasispaudom, mes matom visą ekraną. Susaina efektai. Jokių problemų. Darom, ką norim, kvailiojam, kaip norim. Viskas eina, viskas groja. Taip, kad jokių problemų. Taip, dabar aš su šitu gal pabaigsiu. Užsidarysime, nu ir dabar vėlgi sakau, nereikia jokių kodikų, jokių velnių, jokių šmelnių, viskas eina. Parsisiunčiam ISO, pasileidžiam iš disko, iš karto nedėgiam, bet tik iš disko pasibandyti. Jeigu pas mus interneto jungtis yra, Firefox'ą pasileidžiam, все, galim dėkti, viskas pas mus nuvažiuos. Jokių problemų. Taip, kur čia videkai, va mano video. Vat. Nu aišku, aš čia įmečiau, kas papuolė po ranka, kažkokiais tai du meistrai karpiai. Nu, pažiūrėsim, kas šitą mes. Pažiūrėsim į filmuką. O, čia žvejyba kažkoks tai filmukas, ar ne? Nu, aišku, žiūrint filmą, mums galbūt šito sąrašo ir nereikia, ar ne? Vat, prašau, mes žiūrime. Galime pasimažinti, galime pasididinti, kaip mums patinka. Galime toliau pavažiuoti. Taip, kad jokių problemų, viskas dirba, viskas groja, šoka ir dainuoja. Faktiškai pati. Nu, vat ir viskas. Taip, kad labai nenoriu daug plėstis, tai gal šiam kartu jau ir pabaigsim. Pamatėme senesnę sistemą, pamatėme naujesnę sistemą. Taip, kad nereikia bijoti, reikia dirbti, reikia daryti. Aišku, jeigu netingim pasidėti. Linuxą faktiškai reikia susiklijuoti. Matot, pasidariau, kuom jisai skiriasi nuo Windows'ės. Nu, niekam nesisukė. Va, prašau diską, ar ne? Mūsų failų sistema, ar ne? Namų aplankai. Nu, kuom jie skiriasi nuo Windows? Nu, niekom. Ar ne? Meniu irgi šitoje sistemoje, sakykim, ganėtinai panašus meniu, ar ne? Vat. Viską mes turime, viską darom. Jokių problemų. Užsidarom ir viskas. Tik tai lietuviško šitos sistemos vertimo faktiškai nėra. Lietuviai nedaro. Jeigu kam nesvetima rusų kalba, rusiškas vertimas yra.
vienu žodžiu visą valdymą, visą ekraną, viską meniu, viską čia, viską matysite rusiškai, jeigu nėra svetima rusų kalba. Man faktiškai nėra skirtumų. Ar angliškai, ar lietuviškai, ar rusiškai, aš dirbu visom kalbom ir man didelio skirtumo nėra. Taip, kad galbūt va tiek, kad ką aš norėjau parodyti, dar gal pabaigai, turiu tokį PDF-iką pasidaręs parodyti, kad ir PDF-us viską žiūri, viską mato, kuo puikiausiai. Viskas kuo puikiausiai dirba, ar ne? Ir dar tada tam pačiam dalykui, kur čia mūsų paveikslėlė, jau grinai pabaiga, čiut kantrybės. Pas mus yra keletas paveikslėlių parsiųstų, ar ne? Sakykim, pasileidžiam vieną iš jų. Ir vėlgi, viskas čia yra kuo puikiausiai. Sekantį pasižiūrim, sekantį pasižiūrim. Sakykim, mes jį prisiartinam, ne? Mes jį, sakykim, prisitolinam. Viskas dirba kuo puikiausiai. Sekantį pasižiūrim. Vienu žodžiu viską daro. Kaip sakau, šoka, groja ir dainuoja. Viską rašo kuo puikiausiai. Ar ne? Sakykim, ofisas. Čia aš biški permakaliojęs esu, biški parašinėjęs, bet tai nieko iš esmės. Vėlgi. Senas, sakykim, kaip ir standartinis langas. Kodėlgi ne? Viską daro, jokių problemų. Taip, kad, sakau, nebijokit, dirbkit, ir tikrai, jeigu senas kompiuteris, neplanuojam kažko tai pirkti naujo, ar gal negalim nupirkti, prašau, jokių problemų. Jeigu XP užges, darom, diegiam ir nebijom jokių nei virusų, nei jokių velnių. Viskas kuo puikiausiai. Taip, kad gal kol kas tiek, nebijokit, bandykit, tikrai sistemos geros Linuxai, tikrai verta dėmesio. Taip, kad viso gero. Ką mintai? Gal padėjai, gal nepadėjai, kam, gal aš čia nusiblevizgojau, bet gal ir pabaigsime.